Neringa sako, kad aš belę ką filmuoju. Ką filmuos, tai pabandyk sumontuoti iš savo filmuko juostą, pažiūrėsim, kaip pasiseks tavo parodyti, ką nors. Čia mūsų šios dienos galimi maršrutai, dabar važiuosime į Laočiai, tada eisime čia maždaug 3 km pėsčiom trekinti iki kaimelio ir paskui dar bandau Roką įkalbinti į kitus 2 kaimelius. Rokas bando įkalbinti į šitos taškus. Taip, Rokas bando nuvesti į tai, kalnus. Ką mums rekomendavo gerbiamoji viešbučio travel asistentė. Nieko, jinai nežino, kad Rokas nemoka laipioti kalnais, nes jam skauda kojas, o aš neturėsiu kalnuose ką pirkti, nes nebus kaimelių parduotuvių. Ir čia yra didžiulis skirtumas tarp pasirinkimų. Prašom papasakoti įspūdžius šio ryto ir vakaro galit papasakoti viešbučiam. Praktiškai nenupasakojami įspūdžiai. Ir tobulas maistas. Tobulas. Ir va čia tos terasos, kurios šiuo metu visi mus perspėjo, kad dar niekas neauga. Ir pagal šį laikotarpį dar netinkamas laikas žiūrėti ryžių terasams. Turime jau 2 moteris, kurios mus lydės. Dar jos nežino, kad mes nenorime, bet mes jau žinome, kad jos mus lydės. Mato, taip, dažai, taip, išdažyta, rūbai, jų matosi sijonėliai. Jos rūbai labai įdomus. Tik dabar atkreipiau dėmesį, kad jie eina su šortais ir apačioje yra pridėtos tokios kaip blauzdinės. Visai paimčiau staltiesiai namus iš šito kaimelio, jeigu rasime. Praėjom tokiu smagiu takeliu tarp visų terasų. Visai smagus toksai padarytas, aišku, jisai tokiems vaikščiotojams kaip mes. Ne keliautojams, o tiems turistams, kurie ateina ieškoti kažkokių papildomų įspūdžių. Ir aš manau, kad čia tie įspūdžiai yra geri. Kaip tu manai? O įspūdžiai geri? Puikus. Viskas puiku. Tos terasos čia yra puikios. Labai gražiai atrodo. Aišku, aš suprantu, kad jeigu jau jos būtų žalios ar geltonos tuo metu, kad auga, tai čia iš viso vaizdai nuostabus. Tau kažkaip. Taip, ir paskutinės raidės nukastos, tai jeigu girdėti, ką jie sako be paskutinių raidžių, tai gal ir visai galima suprasti jau. Mes po Hmongus jau pavaikštinėjom, pridavėm visus pinigus, kiek būtų buvę už pilną ekskursiją. Ir dabar esame laimingi parėmę kažkokią tai šeimą. Dabar keliausime į meilės... Kažką. Kaip čia vadinasi, Love Waterfall, meilės kriokliai. Turiu žiūrėti, kas į kadrą papuola. Nespėjau žiūrėti po savo kojom. Bet kaip sakoma, kas nufilmavo Armstrongą pirmą lipantį į mėnulį, tai taip tas liko už kadro. Tai taip, čia dabar aš filmuoju tuos Armstrongo pirmuosius žingsnius ir lieku už kadro. Gražu, smagu, bet tik tai tiek, kad nei vieno žmogaus nesam sutikę. Vieną porą aplenkėm pačioj pradžioj, tai jie liko už nugarų. Bet matai, ir mašinų nebuvo. Jo, ir mašinų nebuvo. Realiai buvo mūsų automobilis. Ir visur čia, ten, kur keliaujam, žmonių nėra. Akivaizdžiai ne sezonas, akivaizdžiai. Ir akivaizdžiai čia tų turistų trūksta. Arba, nežinau, arba jie visi kitų metų, arba jie nežinau kur. Nes statosi tai milžiniškus pastatus, tos baisius tokius, kur pravažiavom prie Sapos, plečiasi labai smarkiai kurortas, bet mes
Nematom tų žmonių. Pam, 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 pam. Ui. Grįžtam atgal, apsisukę, neradę, kur čia tie waterfallai. Janžo. Gerai. Pusvalandėjom, dabar pusvalandį grįšim. Ir sakysim, kad, nu gerai, neradom. Neradom. Atvažiavę į waterfallus, neradom waterfallų. Bet aš žiūriu, jam gali nepatikti, gal kai mes eisim pro užpakalį. Ar jam vienodai? Gal vienodai. Taip, gausim su uodega tuoj. Nu, praleisi mane čia visai pro šoniuką. Oi, čia kažkiek purškia lašai vandens, tai gerai. Čia toksai, matyt, kai būna daugiau vandens, tai čia visai galima šlapiam būti. Dabar kol kas yra tiek, kiek yra. Nagi, vanduo kokio šaltumo. Šaltas vanduo. Gerai. Oi, kaip smagiai taško vanduo. Eik, nesimaivės. Jaučiu, kad smagu. Kad suprastumėt, kaip turėsim keliauti į Dar taip Sapą. nesu važiavęs. Prašom interviu. Gerai, kad nesergu klaustrofobija. Šiaip jau mažesnės erdvės turbūt nesu turėjęs. Nu, bet jeigu lygini su sėdynė normalia autobuse, tai vietos čia daugiau, aišku. Taip, tik tai mažiems žmonėms, nes mums kojos ne. Buvo, pavyzdžiui, šitaip galėsiu. Gerai parodė, kaip čia galėsiu gulėti, va. Nusimato ilga kelionė. Mano kojos tai niekaip čia netelpa. Ne per kur. Čia matau tenai. Aš matau tenai žmogus išsitiesusiom kojom. Įdomu, kokį jisai ūgio reikės pamatuoti, paskui kai jisai išlips. Maistikla atvežė autobusų gulinčiuosius ir sėdinčiuosius pavalgyti maistykloje, va. Klasta visiškai. Taip, visiška klasta, pasimovėme. Nusipirko Rokas vaisių ir pasakė, čia braškė, nieko į autobusą negalima. Šį kartą mano kojos telpa visos išsitiesus ir atsigulus netgi galima atsigulti. Sakyti, yra čekį. Aš sakau, poga. Vištienos po. Nu, pažiūrėsim, kaip čia gausis. Pirmą kartą ragaujame. Tikiuosi, atrodo tai gražiai. Sakau, kaina 50 000, tai reiškia 2 eurai. Gerai? Aš apie kainą. O sriuba? Dar neskutau. Mūsų vakarienė toj bus Sapai. Rodai, kad nors sakai mūsų vakarienė, tai bus Sapai. Nu taip, aišku. Na gerai, šitas katinukas. Ruošiamas katinukas vakarienė. Gerai, truputį. Užgersime vietiniu alumi. Gerai. Va. Saigon beer, Gerai. Saigon beer. Ir čia vat prie žydinčio kaktuso Rokas Va. sėdės. Prie Mano tos kaktusas palangės netgi žydi. faktorius žydės. Ant senos palangės kaktusai žydės. Labai valgau skanų patiekalą ir noriu, kad padarytų Rokas namuose kada nors. Nežinau, kas čia yra. Tu dabar turi viską išragauti, kas čia yra. Nežinosi? Be šansų. Be šansų išragauti? Ne, ta prasme šitos žalėsiai, nu tos daržovės. Taip. Čia, Be šansų? Nu gerai, o tavo ar skanu ar neskanu? nu, Keistai atrodo agurkas su ananasu tam pačiam padaže, bet yra kaip yra. Ta žalio žolės sudėtos pas tave vadinasi bomčia, taip? šiaip skanu. Skanu? Skaniau negu prieš tai valgy? Vakar. Tam Hanoj. Hanoj? Mhm. Čia nesusvilinta šoninė. Čia nėra šoninės, bet čia normaliai iškepta.
Gerai, tai čia skaniau. Nu tai, vien dėl to skaniau. Gerai. O mano čia labai skanios daržovės ir aš noriu, kad Rokas kažkaip jas atgamintų. Va, prisiminiau vakar irgi. Nu, į tą hotpotą Taip. ėjo ir kukurūzai, burbuolės. Tokios, nu, pjaustys gabaliukais. Bet kokio šviežumo, O, tu savo, kokio saldumo. jau kas čia yra per kiek jausmų visokiausių ir kiek emocijų girdisi balse. Ar taip gali būti? Negali. Ir šviežumas, ir saldumas. Gerai, kol išvažinėjom ir nepamiršom įspūdžių, prašom pasidalinti puikiais šios vietovės įspūdžiais. Kaip ten sakėjai, pažymėjai visus aukščiausius balus vertinime anketoje viešbučio. Taip, viešbučio anketoje visus maksimalius balus sudėjau, nes buvo tobulas viešbutis, puikus. Ką dar galite pasakyti apie šitą Sapos kraštą? Įdomus miestelis, man patinka kalnai, man patinka miesteliai, kurie yra kalmuose. Ir net vaikščiot nesunku, net jeigu mes vakar ir nuklaidžiojom, nuėjom į kitą taką, vis tiek smagu buvo. O geriausia tai buvo, kad mes kojas jautėm abudu vakare. Taip, jau. Tiksliau, aš tai blauzdas jaučiau, o Rokas tai užpakalį. Taip. Žodžiu, kas kurie dalimi vaikščiojo. Taip. Tai va. Vienas turistas, kuris neapsisprendžia, ar jisai turistas ar keliautojas. Nes pasirodo, dar ne taip seniai dar nejautė jokios O gal aš skirtumo. turistautojas? Pam, 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 pam. Ui, ui, ui. Va, jų audiniai labai gražus, tie patys raštai, kuriuos visur, ornamentus visur naudoja, visoj puošyboj miesto. BMW su auksiniais apvadais ir ten Maybachas su auksiniais apvadais, Mercedesas. Neįsivaizduojama prabanga. Slėnis jau pradeda švisti. Švisti ar tempti? Švisti šviesytėm, tempti saulę. Tempti tamsytėm. Tempti tamsytėm. Nu, šiandien atsikėlėm, nežinau, prieš 6, Nežinau kada. kad galėtumėm pafilmuoti rytą Sapoje. Švintantį. Niekur neeinam toli iš balkono savo kambario. Per daug nesivarginau. Vaizdas absoliučiai dinamiškas. Vieną kartą kažkada, kai viskas buvo paprasta, radau kas nepaprasta, tu pasieksiu pasaką, miegok ramiai, tu pasieksiu pasaką. Vieną kartą kažkada, kai viskas buvo paprasta, radau kas nepaprasta, tu pasieksiu pasaką.